Sveiki visi! Rugpjūčio vidurys, vyksta intensyvi rapsų sėja, tad ir geras laikas pakalbėti apie herbicidus žieminiuose rapsuose. Šiemet turime išties pakankamai drėgmės dirvose, tad galime rinktis dirvinio tipo herbicidus. Įmonė Syngenta šioje vietoje siūlo iškart po sėjos naudoti 1 litrą Teridox, 1 litrą Brazan mišinį tokį herbicidų. Atiduodame 1000 gramų dimetochloro, 40 gramų klomazono. Šios dvi veikliosios medžiagos užtikrina labai efektyvų veikimą prieš dviskiltės piktžoles. Ypatingai norėčiau paminėti daržinę žliūgę, kadangi kontaktiniai herbicidai naudojami po sudygimo gana sunkiai ją veikia, mažai efektyvūs. Iš vienskilčių piktžolių tokia vienmetė miglė gerai veikiama. Ir ypatingai norėčiau paminėti dirvinę smilguolę, kadangi nemažai problemų jau turime javuose su šią piktžolę, kadangi pavasariniai herbicidai ne visada ją gerai sukontroliuoja. Tai rapsuose mes naudodami tiek Brazaną, tiek Teridoxą mes ją puikiai kontroliuojame. Dar toks pliusas, kad po sėjos, kaip žinia, jeigu gerai dygsta rapsas, dygsta ir piktžolės, mes labai turime ankstyvą piktžolių kontrolę. Kadangi rapsas anksti labai nemėgsta konkurencijos su piktžolėm, tai yra išties labai efektyvus sprendimas ir galėtumėte net savo laukuose išbandyti, tarkim, po sėjos dalį lauko nusipurškit Brazan Teridoxu ir dalį lauko palikite ant 4 lapelių su kontaktiniais herbicidais. Jūs išties pamatysite labai didelį skirtumą, kur bus nupurkšta Brazan Teridox, rapsas bus stipresnis, spalva intensyviau žalia ir ženkliai geriau pasiruoš žiemai, nei nupurkšti, tarkim, ant 4 lapelių. Kokių reiktų sąlygų, kad galėtume panaudoti šios mišinius, kaip minėjau, Brazan Teridox, tai be abejo turime gerai dirbtą dirvą, arimas idealu, skutikas noraginis irgi tinka, drėgmės, kaip minėjau, turime pakankamai ir kuo mažiau grumstų, kad paviršius būtų kuo lygesnis. Jeigu jau nespėjome panaudoti šių produktų iki sudygimo, tai mes Brazan jau nebenaudojame po sudygimo, naudojame Teridox 2 litrus. Jeigu reikia dar pastiprinti Teridox, mes galime pridėti prie Teridoxo produkto, kuris turi metazochlorą. Tarkim, 2 litrai Teridoxo plus koks pusę litro produkto su metazachloru. Ir skilčialapio tarpsnyje, kai rapsas būna, tuomet efektyviausiai naudoti dirvinius herbicidus. Dar ką norėčiau užakcentuoti, kad vis tiek reikia pripažinti, kad dalis laukų bus sėjama tiesiai į ražieną rapsų. Mes jau dirvinio herbicido nepanaudosime, kadangi nepakaks mums efektyvumo, tad jūs aišku rinksitės herbicidus, kurie yra kontaktiniai ir naudosite ant 4 lapelių, šiek tiek vėliau. Ir be abejo šie herbicidai yra labai stiprus, bet tuo pačiu ir turi tokį labai didelį fitotoksiškumą rapsui. Tad, kad šį fitotoksiškumą sušvelninti, rekomenduočiau prie šių herbicidų prisidėti 1 litrą Megafol, kuris sumažins stresą, greičiau augalas perneš šį stresą ir geriau galės pasiruošti žiemai. Nes mes rudenį turime, gana trumpą laiką, kada rapsas turi gerai pasiruošti žiemai, kuo lengviau jisai perneš herbicidą. Tikrai siūlau šiais metais išbandyti 1 litrą Megafol kartu su kontaktiniais herbicidais rapsuose.